Sveiki, Balsių bendruomenės nariai. Štai ir dar 1 metai jau artėja prie savo pabaigos. Šiandien jau įžengėme į Advento laikotarpį, o tai reiškia, kad iki didžiosios gerumo šventės, šventų kalėdų, liko tik nepilnos 4 savaitės. Kaip žinia, tai yra laikas, kai mes visi tikimės ir laukiame stebuklų. Bet jeigu kada nors jūs sugalvosite pastudijuoti, ką šventasis raštas sako apie stebuklus, ten pastebėsite vieną ryškų dėsningumą. Dievas niekada nedaro stebuklų pats vienas. Visada ir bet kurį savo stebuklą jis padaro tik tada, kai į jo kūrimą savo, tegul ir labai mažą indėlį įdeda žmonės. Viename stebukle mes matom, kaip žmonės padeda ateiti neįgaliam žmogui pas Jėzų, o kitame, kaip jie atiduoda savo ir savo atsineštą duoną ir žuvį. Ir tik tai tada, kai mes įdedame savo indėlį, Dievas stebuklingai jį padaugina ir tuo trupinėliu pamaitina 1000 žmonių. Tad jeigu mes patys norime stebuklo, turim prisidėti prie jo kūrimo. Tik apsižvalgykime ir pamatysim, kad ir šiandien daugybė žmonių yra reikalingi paramos. Štai kodėl šiandien pradedame adventinę gerumo akciją ir ji vadinasi stebuklo matematika. Šios ypatingos matematikos esmė yra tokia: nori ką nors padauginti, pasidalink. Nuo gruodžio 3 dienos mūsų mokyklos foje pamatysite paliktas talpias dėžes, į kurias jūs visus kviečiame atnešti truputėlį maisto nuo savo stalo. Nuoširdžiai tikime, kad stebuklu šitas truputėlis bus padaugintas visiems, kuriems šiuo metu yra sunkiau negu jums. Laukiame atnešant negendančių maisto produktų. Tai yra aliejaus, cukraus, arbatos, makaronų, kruopų, dribsnių, žirnių ir pupų, mėsos, žuvies ir vaisių konservų, sutirštinto pieno, margarino, sultinių, užplikomų sriubų, džiovintų vaisių, riešutų, sausainių, saldainių, šokolado, galbūt kavos. Visą, ką surinksime, perduosime Verkių seniūnijos socialinės paramos skyriui ir Vilniaus Švento Kryžiaus atradimo arba Kalvarijų parapijos Caritas grupiai, kad labiausiai vargstantieji per šventas kalėdas būtų paliesti jūsų padaryto stebuklo. Dėkojame, kartu lauksime to stebuklo.